Mikrobangė. Taigi, skambės kūrinys skirtas visiems mėgstantiems pavalgyti greitai ir neinvestuojant laiko į gaminimą. Mikrobangė. Kur drugelis, kur drugys sarda, kažkur paukštelis pragys. Kadagys, langelė širdį, jis ateina iš po akmens ankis. Jau ruduo, jau ant širdies man akmuo, jau aš toks mažas pozityvą mėgstantis žmogus. Aš esu Lukas ir turiu draugus. Žaidžiu visą laiką su draugais indėnus. O aš vienas nevalgęs kareivis esu. Aš dezertyras ir krūmuose laukiu draugų. O aš vis išėjęs į kiemą šypsaus ir atnešu draugui į krūmus ką nors skanaus. Tai mano mama, ji pašildo jam, ji vardu Dangė. Ji naudoja naują mikrobangę. O aš su šiltu kąsneliu ir su savo draugų linksmų berneliu. Jau ruduo, kap, krinta lapai ir lietus, o aš vis krūmuose galvoju, kas bus. Štai pavasaris ir mum po 16 metų ir visi mes einame rašyti egzaminų diktantų. O mano draugas per tuos metus sukūdo labai, nepadėjo mikrobangiai šildyti mamos gabalai. Ne. Bet svarbu, kad šalia draugai ir mikrobangiai nešildydavo visad blogai. Hei, tik draugui juk tu nepasakysi tiesos. O juo labiau visad krūmuose išmesdavau, nes nevalgydavau mėsos. Ir dabar aš matau jį retsykiais, jisai kalūpi su retais dantais, jo bedantė burnelė tik duonelė begraužia, o širdelė man vis spaudžia. O kasgi jis? Visi pasakys, jis duobkasys.